Molekulinės biologijos specialistai tyria virusų, bakterijų, įvairių ląstelių ir daugialąsčių organizmo gyvybinius procesus molekulių lygmenyje. Jie nagrinėja molekulių struktūrą ir funkcijas, biologinės informacijos, užkoduotos pavyzdžiui DNR molekulėje poveikį kitoms molekulėms, atlieka mokslinius eksperimentus. Gautą žinias taiko naujiems vaistams, technologijoms, produktams kurti. Gali dirbti mokslo institucijose, biotechnologijų ir biofarmacijos įmonėse, biomedicinos įstaigose, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos, žemės ūkio, veterinarijos tarnybose. Esu Karolis, man 18 metų. Dailė, braižyba ir matematika mano mėgstamiausios pamokos. Laisvalaikiu žaidžiu šachmatais. Noriu būti architektas ir pagaliau pastatyti nacionalinį Lietuvos stadioną. Aš esu Laurita ir man yra 19 metų. Mėgstamiausios mano pamokos yra anglų kalba, muzika ir dailė. Dirbu savanore gyvūnų globos įstaigose. Noriu studijuoti kultūros vadybą ir dirbti renginių organizatorė. Esu Žygis, man yra 16 metų. Man įdomiausios istorijos, biologijos ir kūno kultūros pamokos. Laisvalaikiu vaikštau sporto salę ir lankau Tailando bokso treniruotę. Svajoju tapti generolu, todėl stosiu Lietuvos karo akademiją. Profesorė Edita Sužiedelienė, Vilniaus universiteto molekulinės biologijos srities profesorė, mokslininkė, dėstytoja. Darbo stažas 25 metai, baigė Vilniaus universitetą. Biologijos tyrimų sritis yra daugiau biologinių rūšių ir jų įvairovės ir evoliucijos tyrimai. O molekulinė biologija, mokslas ir šitas sritis tyrinėja gyvose sistemose esančias molekulės. Paprasčiausia gyva sistema yra ląstelė. Žmonės sudaryti iš milijardų ląstelių. Mes esame daugialąsčiai organizmai. O vat jūs paminėjot, bakterija yra vienaląstis organizmas. Tai molekulinė biologija tyrinėja nuo pačių paprasčiausių organizmų iki pačių sudėtingiausių tai, kas vyksta ląstelėse tų organizmų. Jos pilnos molekulių. Ir molekuliniai biologai tyrinėja tas gyvybės molekulės. Kada ta molekulinė biologija atsirado? Ne taip seniai, prieš kokį 60 metų tik tai. Susitiko du žmonės labai garsioje Didžiosios Britanijos laboratorijoje. Vienas žmogus buvo labai jaunas. Nepatikėsi, 23 metų, kitas buvo kiek vyresnis. Ir jie pasiūlė tokį modelį DNR molekulės struktūros. DNR yra sudaryta iš dviejų grandinių. Ir kai ląstelei reikia dalytis ir padalyti DNR molekulė, kurioje visa biologinė informacija užkoduota, jinai dalyjasi labai ypatingų būdų, nukopijuodama nuo kiekvienos grandinės naują informaciją. 53 metais tai buvo išspausdinta labai mažų straipsnių. 900 žodžių kažkas suskaičiavo. Po 10 metų maždaug patvirtinta, kad taip ir yra ląstelė. Už tos 900 žodžių jie gavo, kaip jūs manot ką? Nobelio premiją. Patį didžiausią džiaugsmą teikia kažkokie nauji atradimai. Tikrai gali atrasti begalę naujų dalykų, už kuriuos tikrai gali gauti, kad ir Nobelio premiją, kad ir kitų apdovanojimų, nes tai yra nesena mokslo sritis ir dar yra labai daug kas žinoma, bet kuo daugiau žino, to daugiau nežino. Tai su kiekvieną dieną vis atsiranda daugiau klausimų. Mes tyrėme gyvybės molekulės, DNR, baltymus, jų struktūrą, jų funkcijas, kam to reikia. Tai yra pamatinis kiekvieno mokslo klausimas, kodėl. Atsakyti klausimą, kodėl ta molekulė yra tokia, o ne kitokia. Ką jinai veikia, kokia jos funkcija. Vienas pagrindinių darbo įrankių yra toks prietaisas, automatinė pipetė. Šita yra viena mažesnių. Galima ją pritraukti 10⁻³ mililitro. Labai mažas tūris, molekulės, kurias tyrinėja, jų yra labai mažai, DNR molekulių arba baltymų. Ir jų neištirpinsi kibire vandens. Mokslai yra tiek pažengę, tarp jų ir gyvybės mokslai į priekį, ir technologijos, kurios jų žiniom remiasi, yra labai pažengę. Mes tai vadinam fundamentinėmis mokslo žiniomis. Šiandien mes jau galime ir tai darome panaudoti kitoms gyvenimo sritims. Mes galim panaudoti, kurdami įvairius biologiškai aktyvius preparatus, pavyzdžiui, vaistus. Pramonės šaka yra biotechnologija, kuri gamina produktus ir farmacijos įmonėms, ir biomedicinos srities įvairius produktus, ir žemės ūkiui. Pavyzdžiui, biologiškai aktyvias medžiagas, kurios gydo augalų ligas. Kur didžioji dalis specialistų dirba molekulinės biologijos, tai yra sritis, kurios naudoja jų žinias ir gebėjimus atlikti tyrimus biologiškai tokių svarbių molekulių. Nustatomi infekcinių ligų sukėlėjai, lygiai taip pat nustatomi virusinių ligų sukėlėjai. Molekulinės biologijos specialistai dirba tokiuose biomedicinos įstaigose.
šios profesijos atstovai parengia kaip ir darbo įrankį visom kitom profesijom, iš jų ima žinias tie, kurie daro vaistus ir visą kitą mokslinį įrangą. Tie, kurie nori rinktis mokslininko karjerą ir toliau pažintas paslaptis tos molekulinės biologijos, pirmiausia studijuoja pirmos pakopos studijos, yra bakalauro, tada yra antros pakopos studijos, magistro ir jau tie, kurie tikrai nori būti mokslininkais, jie studijuoja trečios pakopos doktorantūros studijose. Jie, reiškia, jau atlieka sudėtingus mokslinius tyrimus. Rezultatas tų tyrimų yra parengta disertacija molekulinės biologijos ar panašioj srityje. Tikrai turi būti įdomu biologija, chemija ir ne tai, kad įdomu, tu turi gyventi tuose dalykuose. Buvo ir vienas studentas tenai kartu su mumis, tai matys tikrai užsidegimas ir aistra, kad tikrai jo dalykas, kad jam tikrai įdomu. Atlikome tyrimą, kaip įsidarbina baigę studijas gyvybės mokslų absolventai per pastaruosius paskutinius 5 metus. Ne apskritai, ar jie įsidarbina, bet ar jie įsidarbina pagal specialybę. Procentas įsidarbino siekia nuo 90 iki 100%. Ta biotechnologijos pramonė Lietuvoje turi tikrai tvirtas pozicijas ir pakankamai geras perspektyvas. Nes čia įsikūrė yra kelios jau tarptautinės bendrovės, kurios išaugo iš Lietuvos bendrovių. Ir tos kompanijos auga, plečiasi. Nesitikėjau, kad būtent Lietuvoje yra tiek daug darbo tokiems specialistams. Tai buvau labai nustebinta. Ateitie tikrai gausi darbą būtent šioje srityje. Nebus taip, jog tu, pavyzdžiui, baigi kažkokias kitas studijas ir dirbi picų išvežiotoju. Jeigu tu baigiai molekulinės biologijos studijas, tai dirbsi darbą susijusi su molekulinė biologija, kuris tau patiks. Tu dirbi tai, ką baigėjai, dirbi tai, kas tau patinka. Dirbdamas darbą, kuris tau patinka, tu ne vienos dienos nedirbsi.